Tai važiuojam, Ieva, tai ką? Tai ką, sėdim? Tai sėdim, paskutinis šių metų podcastas. Taip, metų galas. Taip, tai ką gali pasakyti apie 2024? Daug, iš tikrųjų labai daug. Važiuojam. Labai daug galiu pasakyti, gal galima būtų sukonkretinti į kurią pusę. Nežinau, galim aptarti visaip, galim mokslus, darbą aptarti, draugus, santykius, šiaip motivaciją, emocinę būseną. Nuo ko norit pradėti? O ne. Norėjau sakyti, kad viskas čia kaip ir. Tai gerai, pradėsiu nuo to, kas dabar labiausiai dar galvos skausmas toks yra, tai mokslai. Sveikinu pabaigus disertaciją, o aš dar vargstu su magistru. Kaip, nebūčiau vargus iš tikrųjų, bet žinoma, čia esu aš. Ir kam kitam, jei ne man tai atsitiks, tai žodžiu, tiesiog dabar turiu katedrinį gynimą. Ir tiesiog likus keliom dienom iki jo, mano kompiuteris sugalvojo tiesiog pradanginti. Nereikia man. O kam? Ir dabar viską rašau antrą kartą. Tai labai smagu iš tikrųjų. Žinau, jeigu paguosti, čia man atrodo beveik visiems taip yra buvę turbūt. Man su magistru irgi, man atrodo, tai buvo. Šiaip sutapimas ar ne? Praeitą dieną scrollinu TikTok'e ir panai metus video, kur parašo vieną žodį Wordą ir seivina. Vieną žodį ir seivina, tipo. Ir aš galvoju, man nepadėjo. Aš, disertaciją rašiau taip, kad kėliau į Google Drive'ą, tiesiog kėliau į Drive'ą non-stopų. Parašai ir keli, nes... Nes manęs ir cloudas neišgelbėjo kompo, tai dabar darbas yra pas mane Google Drive, cloude, kompe ir dar Gmail. Žodžiu, rekomenduojam visiems visur įsisavinti. Vieno device'u pasitikėti negalima. Bet šiaip, nežinau, tai aš tai visada su rašymu iš principo straglinu, kad ir kaip aš visur, aišku, daug labai rašau ir ten, ir kitur, ir visur, bet man, pavyzdžiui, tai vis tiek prisės prie to darbų galutinio rašymo. Motivacija, pavyzdžiui, tai man labai blogai. Buvo tikrai labai ilgą laiką, aš ten su savim kovojau, su savo vidumi ir su savimi visai, kaip nežinau, kol prisiverčiau. Arba parašai, tada tau nepatinka, tada norėtum trint, tada gal ir ištrint, tada vėl čia perrašyk. Žodžiu, pasaka be galo. Užburtas ratas visiškai. Aš irgi esu iš tų žmonių, kur aš apskritai esu toks paskutinės nakties kepėja. Tai čia mes abidvi, man atrodo. Jo, paskutinę naktį, ten įmyva šitai, karvašų paskutinį. Nors man, pavyzdžiui, kartais šitas, kai jau viskas paskutinė minutė, man turbūt geriausias variantas ir gaunasi. Produktyvesnis, man irgi dažniausiai gaunasi produktyviau, už tai, kad iki tol, kai tu turi labai daug laiko, tai tu galvoji, gerai, parašysiu čia, ne, bet čia gal nepatinka. Kažkaip. Ar toks, o paskutinę minutę jau tu nebeturi kur dingti. Viskas. Taip. Tu rašai ir kažkaip tau ir čakros atsiveria. Ir ten tas įkvėpimas visas. Taip. Tai šiaip man su projektais visada taip, aš iš tikrųjų, aišku, dažniausiai ten pasidarai jau šiek tiek, bet vis tiek pastebėjau tikrai, kad jeigu jau nedaug yra likę laiko, tai bus, kūrybiškiausias momentas man įsijungia iš tikrųjų. Čia tikriausiai ta tokia ekstremali situacija, tavo tą kūrybiškumą tiesiog atrodo įjungia ir tu jau tiesiog važiuoji, kaip važiuoji ir viskas būna gerai. Tai iš tikrųjų ir dabar, antrą kartą rašant, viskas daug greičiau vyksta. Nes nebėra kada. Jo. Tai viskas kaip ir šitas didžiausias dabar galvos skausmas pasibaigs ir bus ramu. Ramu, sakai. Jo, taip galvoju. Atsiras laisvo laiko naujai veiklai. Aš irgi taip galvojau, nepavyko. Po to baigimo, aišku, atsirado kitos problemos, kaip čia dabar ką dirbsi, ką čia reikia keisti. Man, pavyzdžiui, tie 24 iš tikrųjų labai pokyčio metai, nes reikėjo daug apsisprendimų padaryti, labai sunkus metai, nes man, pavyzdžiui, mes kaip praeitą kartą kalbėjom, kad apskritai ten keis darbus yra sunku, tai man čia yra kritinė stadija. Ir, tikrai, aš vis dar tam perėjime, tam virsme apsisprendimų, tai, žiauriai sunkus laikas, kur galvoju, kad čia parašysiu, čia apsiginsiu, tai čia jau atsiras. Tai neatsirado to laiko per daug, bet užklupo visos kitos problemos, visi gyvenimo sprendimai. Tai bet kažkaip dorojuosi, tikiuosi, 24 pasibaigs, kaip čia, gera gaida, žinai.
Jo, iš tikrųjų, bet ir šiaip labai daug dalykų vyko šiais metais. Taip. Visom prasmėm, tiek mūsų asmeniniuose gyvenimuose, tiek karjeros pusėje, tiek veiklų. Tu irgi darbus keitai, poziciją keitai. Jo, tiesiog. Kaip ir per didelio pokyčio nėra, tiesiog... Bet vis tiek pokytis. Pastatas tas pats, tik... Žmonės panašus, tie patys, nežinau. Tie patys, taip. Dabar daugiau gal atsiras važinėjimo Vilnius Kaunas, bet šiaip tai... Jo, bet labai įdomu. Ir aš tai, kaip sakau, man kažkaip nevalingai taip gaunasi, kad kiekvieną rugsėjį iš tikrųjų man startuoja nauji metai. Ir su kiekvienu rugsėju aš kažką naujo pradedu ar veikti, ar atrandu kažką naujo, ar mokytis pradedu dar kažką. Tai kito rugsėjo jau nebesitikėkit iš manęs mokslų. Ar tikrai? Ne. Tikrai. Dabar nusispjauk 3 kartus ir sakyk, galimai ne. Ar bus kažkokių kursų? Taip. Jo, faktas, bet doktorantūros studijų tikrai nebus. Okay, supratau. Ne, aš kiekvienam moksliniam etapui sakiau, ne, dabar tai baikit, eikit, tikrai nieko nebedarysiu, gana, einu čia darbą daryti, viskas. Bet aš visuose srityse, kur sakiau, ne, tai visada ant grėblių lipau. Tavo srity aš labai matau prasmę doktorantūros. Socialiniuose moksluose aš prasmės doktorantūros nematau nuoširdžiai. Ir jeigu kažkas nori tų 2 raidelių prieš vardą pavardę, sveikinu, jūs šaunuoliai, įdedat labai daug darbo, bet aš asmeniškai prasmės tame nematau. Aš tai šiaip dėl to, žinai, sakymo ne visą laiką, kur sakiau, aš gyvenime sakiau, kad ir mokyto niekad gyvenime nebūsiu, tai užlipau irgi. Žodžiu, daug dalykų sakiau ne ir tikrai ne. Bet taip dažnai labai ir būna. Tai aš už tai tau ir patariau, geriau nespėk į vandenį, kaip sakai. Galbūt po 10 metų pasižiūrėsiu šitą pokalbį ir sakysiu... Va, buvau. Raimondas sakė persispjauti. Per kairį petį nepadarėjai. Va. Kas dar vyko 24-ais? Ar kas gero, ar kas blogo buvo, nežinau. Daug iš tikrųjų. Ir gerų dalykų buvo. Kas gero buvo? Žinoma, nenoriu nieko girdėti, kas blogai buvo gerai. Ne, gal biškai pasluoksniuokim, žinai, apie mokslo sunkumą girdėjom. Šiaip, kas gero atsitiko, tai dabar man, kadangi pradėjo mesti jau labai daug video tų recap metų, ir aš galvoju, pasižiūrėsiu savo, kaip būtų, kaip viskas atrodytų iš mano prizmės. Tai tie video iš visų renginių, koncertų ir taip toliau netelpa tiesiog į tą timeliną, kurį siūlau. Tai galvoju, kad metai buvo labai geri. Iš tikrųjų, beveik kiekvieną mėnesį bent jau buvo po koncertą, jau ten nuo metų pradžios, kai prasidėjo. Prabangiai jūs čia žiūriu. Kai prasidėjo kažkaip karuselė, tai buvo labai fainai. Ir iš tikrųjų, mūsų metų pradžia mokinukėse, tose pačiuose, sugrįžom į vaikystę, buvo labai labai smagu, kur ir dabar atsimenam po šiai dienai, kokį gerą vakarą turėjom visi. O kada tas koncertas buvo, aš jau pamiršau? Kovo mėnesį. Taip, anksti. Jo. Nežinau, gal čia maišom datas, nesvarbu, bet, žodžiu, tai daug koncertų turėjai? Jo, šiaip nemažai teko ir pavažinėti po Lietuvą. Čia daugiau vasarą, nes iki tol tai nebuvo tiesiog fiziškai, kada įsiterpti ant tų visokių, bet vasara buvo labai turininga, aišku, taip prasprogo ir aš tai juokiuosi, kad rugsėjo ir spalio mėnesius tai tiesiog pavogė iš manęs kažkas. Ir aš nežinau, kur jie dingo. Aš dar dabar nesuprantu, kad jau čia viskas, metai baigėsi. Ir taip, mes realiai jau turim šventas. Taip. Bet ir su jaunimu šiemet buvo labai daug, šiaip, nežinau ar labai daug, bet daug renginių. Nebuvo labai daug. Bet tokių pagrindinių buvo, man atrodo. Ir naujom spalvom, kai ką atradom, ir neseniai tas pats vykęs performances, kuris kaip ir pernai irgi turėjom performansą, bet jis buvo visai kitom spalvom ir dabar viskas atsitiko. Kaip tau šiųmetinis, pavyzdžiui, jau dabar praėjus šiek tiek laiko? Man gal kiek buvo sunku susikaupti, kai jau ėjom kaip dalyvės. Tai buvo kiek sunku susikaupti, nes vis tiek matai, ar žiūri aplinkui, ar čia viskas gerai ir panašiai, ir žiūri į tą šokėjas ir atrodo, kad tik tai nieko neatsitiktų ir panašiai. Bet šiaip, tai tikrai
labai gerai gal, kad pasirinkom tą trumpesnį variantą, kuris užtruko pusę valandos. Tai buvo labai gerai galima suprasti viską vienoje vietoje, nereikėjo per daug galvoti ir tu kaip ir pajautai viską, ir praėjai, ir paskui dar pajautai tuos kvapus. Nu, tai toks, man tai labai patiko. O kaip tau? Man irgi patiko, aišku, aš su siaubu, aš ten laukiau, aš pernai juokavau, kad jau čia miške buvo tragedija su tuo elektros klausimu, čia kaip čia be elektros padaryti renginį, o Dieve, tai dabar turint pastatą su elektra vis tiek buvo problemų ir aš kaip čia dabar padaryti, kaip čia mums pavyks, bet ačiū Dievui, viskas įsisprendė. Aišku, čia, pavyzdžiui, ten žiūrovai irgi nematė, bet mes ten 10 minučių prieš dar ten mums netikėtai įsijungė lempos automatiškai, kurios šiaip sakė, kad neturėtų įsijungti ir jos įsijungė ir tada nėra žmogaus. Tada išjungiam saugiklius, įsijungė viskas. Nu, žodžiu, tai vienu žodžiu nėra žodžių, bet išsprendėm. Šiaip aš visai pasidžiaugiau tuo momentu, kad irgi su ta patirtim metų darbų su renginiais irgi, nu jau tu ramiai reaguoji čia toks, nu arba jau kai bus, tai bus, ta prasme, arba įspręsim, arba neįspręsim. Tai va, tai šitas man buvo toks, va, iš techninės pusės, kad vis dar yra iššūkio organizuojant iš principo, net ir teoriškai čia labai nedidelio masto renginys, bet vis tiek, va, aišku, ta erdvė ypatinga, ta stotis mūsų tokia labai jau puikus pastatas, šiaip labai gražus pastatas, tikrai, tai labai džiaugiuosi, kad mes ten renginį padarėm. Tai va, iš emocinės pusės irgi man patiko trumpesnis, nebuvo tiek, kaip sakant, išsibarstymo gal pačiam procese, tai va, man irgi tas patiko. O šiaip tai dar vienas momentas, kurį norėjau paliesti, tai aš va, kaip tik po savivaldybės paustų mačiau, kad kažkokia moteris klausė, tai o tai kur čia buvo galima rasti informaciją apie tą renginį, nes buvau nemačius, akivaizdu. Tai va, tai kur tu, pavyzdžiui, kur tu ieškai informacijos, kad rastum koks renginys, kur bus? Na, dažniausiai tai tiesiog išmeta feedą. Išmeta feedą. Tiek to ieškojimo. Čia, kaip sakant, nežinau, net į kurią kamerą pažiūrėti, bet, žodžiu, geriausias pasiūlymas tai yra Facebookas, Marijampolės savivaldybės puslapis, jeigu čia apie Marijampolę kalbant, ir tada turizmo informacijos centro puslapis. Tokiem burnotojam, tai dar turiu atskirą momentą. Pavyzdžiui, jeigu tu žmogau nori tą savaitgalį kažkur tai nueiti, tai Google. Yra toks dalykas kaip Google, kas vyksta šį savaitgalį kur, nes neaišku, kokioje tu lokacijoje būsi. Tarkim, aš visą laiką, jeigu kažkurį tai savaitgalį išvažiuoju kažkur, tai aš visą laiką patikrinu visus kalendorius ten tų miestų, kuriam planuoju būti, ką jie tuo metu daro ir panašiai. Tai čia tiesiog domėtis reikėtų. Reikėtų domėtis. Nu tai vat, okei. Kaip tu manai šiaip jaunų žmonių dabar tas lankymasis vat ir pas mus renginiuose, nes mes visai, aišku, perėjom, aišku, dėl savo vėl amžių paminėsiu. Wow. Wow, kaip netikėta. Nežinau, trečias podcastas kalbam apie amžių. Nu atsiprašau, kad skaudite man dabar ką tai. Dieve, suėjo žmonėm 30, nežinau, kas darosi gerai. Ne, tai apie tai, kad vis tiek mes irgi praėjusius kelis metus pradėjome eiti prie vyresnių jaunų žmonių, bet tada iš principo atsirado ir tas tiesiog vyresnių žmonių. Tai šiaip vat, jaunų žmonių tendencijos lankytis renginiuos, kaip tu manai, čia dar reiktų kažką, vat, kaip čia besibaigiant tie metam ir pažiūrint dar trumpai čia apie tą jaunimą bekalbant, dar reikėtų juos kažkaip paskatinti į renginius, ar jie čia pakankamai dalyvauja, nedalyvauja? Kaip... Matai, priklauso apie kokią mes jaunimo kategoriją kalbam, nes jaunesnius, nu, jaunesnius jau gal neimkime. Tai, čia patys žinom, kad tiesiog pagal mėnulio fazę, nežinau, kalendorių kažkokį ir panašiai. Bet kas liečia kitus jaunus žmonės, jau vyresnius, tarkim, tai aš manau, kad, tarkim, ypač mūsų šitie tradiciniai renginiai, ten, tarkim, ta pati sporto naktis ir panašiai, mes kiekvienais metais matom, kaip auga palaipsniui tas žmonių, tiksliau dalyvių kiekis. Iš tikrųjų, nes nekalbu ten apie žiūrovus, žiūrovai ar taip kiekvienais metais auga jų kiekis, tai čia tiesiog, bet dalyvių skaičius kiekvienais metais didėja. Ir iš esmės, apart to, kad mes viešinam visais kanalais, mes neįdedam tokių ten didžiulių kažkokių pastangų, kad čia jūs ateikite dabar būtinai, nes ten beje ir šių metų situacija parodė, kur viena iš futbolo komandų išvažiavo į kitą miestą, sakykim tiesiog kitą miestą, kur buvo užsiregistravę į turnyrą
Ir jie sako, nu ne, tipo, kas čia per nesąmonį važiuojam atgal. Ir jie pargrįžo. Tai dėl to mes irgi ten rokiruotę turėjome. Tai ten dėl paieškų ir viso kito, tai čia kaip mūsų operatorius sakė, reikia tik tokią naudoti, tai Google panaudoti. Taip, iš tikrųjų, mums čia gerą pamėtėjo mintį operatorius, kad reikia tik tokią neišbandžiau šito. O ieškoti idėjų. Okay. Bet, nu matai, mūsų ten nelabai rasim, mes neturim tik tokių paskyros. Turim paskyrą? Ai, turim. Tu atsiprašau, jinai va iškart nurašyti, supranti? Turim. Pati sukūrė dar, aš nieko nebesakysiu. Su amžium atmintis prastėja. Nu jau tau tai neturėtų. Tai jo, o šiaip nemanau, kad čia kažkaip dar reikėtų išradinėti kažkokių tai formulių, nes mūsų tie ir tokie tradiciniai renginiai turi jau tam tikrą auditoriją ir mes, aišku, ir kreipiam juos į tam tikrą auditoriją. Nu, tam, tarkim, kaip sporto naktis, tai vis tiek labiau ten sportininkai kažkokie, ten ekstremali naktis, ekstremalaus sporto mėgėjai ir panašiai. O dar šiemet, kas norės, tai dar ir joga bus ir dar kalėdom kažką padarysim, tai dar paviešinsim žodžiu. Taip. Sakykit informaciją. Ieškokit informacijos ir paskui neklauskit to, tai kur čia buvo galima rasti. Taip. Tai gerai. Tai tu, man atrodo, čia ir pabaigim šitą skyriuką. Tai kas dar su tais 24? Kas blogo dar buvo? Sakei, kad per gerai aš čia noriu klausyti per pozityviaus informacijos, tai prašom, negatyvų. Aš dar, žinok, noriu pagalvoti, kas buvo blogo. Dar noriu pagalvoti. Kas pas tave buvo blogo, geriau sakyti. Ne, tai pas mane blogo buvo tas, kad labai buvo intensyvu, reikėjo pabaigti dalykus, tas pats disertacijos gynimas, kad ir koks jisai pozityvus in the end, bet labai daug pastangų reikalavo, aš iš principo paskui procese, aš irgi sakiau žmonėm, kad aš galvojau, kad rašymas yra sunkiausia dalis, tai ne, paskui yra sunkesnė dalis, bent jau man tai buvo ten viską indijant sustvarkyti, nepaisant to, kad aš labai mėgstu dokumentus tvarkyti ir biurokratiją ir man čia nieko blogo su tuo nėra, bet net ir man kažkaip buvo, aš biškai straglinau, nežinau kodėl. Tai vat, kas dar buvo, dabar net galvoju. Šiaip tai buvo, aišku, šiaip buvo labai intensyvūs metai, labai daug pasiūlymų visokių naujų variantų, ką kaip daryti, kur daryti, nedaryti. Aš jau praėjusiam podcast'e šnekėjau ir apie tai, kad aš jau čia kuris laikas ir prieš tai metais pradėjau fokusuotis ir galvoti būtent apie tą santykių su žmonėm kūrimą, tai man irgi, kadangi aš apsikroviau tuo, kad aš pradėjau apie jį galvoti, o ne po defaultu tiesiog vyko ir vystėsi, tai va, aš irgi gal kažkiek apsikroviau. Tai man atrodo, aš savo galvą tiesiog apkroviau šitais metais daug dalykų. Ir buvo daug dalykų, bet dar ir pati apsikroviau. Tai va, ir kas dar galvoju čia iš tų visų sunkumų ir gerumų. Nu, žodžiu, šiaip tai visose srityse buvo visko, nuo darbo iki asmeninio gyvenimo, bet sakau, man tai šitie metai tikrai toks visiškas einu į pasikeitimą, tas pats ir dėl to pačio amžiaus, ką čia ir su tais jaunai žmonėm daryti, nedaryti, keistis, nesikeisti, ta pati visuomeninė, bendruomeninė visa veikla, taip pat sakau darbai, tai, aš žodžiu, aš vis dar einu. Tai vat. Gyvenimo keliu. Oi, netrimuojam šį vakarą, prašau. Jo, šiaip dabar vat irgi tai pagalvojau apie tos blogumus. Tai jaučiu, kad aš irgi gal buvau tiesiog kažkurioje tai stadijoje, kur tiesiog pati prisigalvoju kažko. Ir aš turėjau tokį momentą, kad aš labai gal kažkuriuo metu, net pati nepastebėjau, kuriuo taip atitolau nuo visko ir nuo visų, tokį žingsnį gal padariau. Labiau pradėjau koncentruotis į darbus ir taip toliau ir tas toks, santykių kūrimo prasme, tai gal buvo toks stebek. Kaip ten sakė, blogiausios draugės kategorija. Jo, tai tikrai šitas buvo, bet palyginus kokių yra buvę metų, ten, nežinau, su netektim visokiais įvykiais, baisiais ir panašiai, tai nieko panašaus nebuvo, ačiū Dievui, ir tikiuosi, kad ateinantis metai irgi tokie bus geri, galima sakyti, nes tokių kažkokių blogybių ar tragedijų, tai tikrai nebuvo. Aš tai gal irgi labai blogybių neįvardinčiau, bet, pavyzdžiui, mano prieš tai metai tai buvo tokie, daug tokių laimėjimų, visokių panašiai. Ir tada šitie metai buvo tokie labai rašymo, nes jo ten visokių leidinukų, rašymukų buvo. Mačiau, skaičiau kai ką. Tai va, tai šitie tokie ir aš dabar matau, kad kaip sakant, kadangi vis tiek negali visada būti visiškas hypas, tai man atrodo 25 bus mano iš vis tokie
Labai ramus turėtų, aš taip kažkaip spėju, kad bus labai ramus metai. Jau tik nereikėjo, va šito garsiai tai tikrai nereikėjo pasakyti. Aš kažkaip taip galvoju, gerai, gal ne per daug ramus, bet į tą ramumo daugiau pusę. Galvoju, kad bus ramus, tai paskui. Tai bus kaip tik atvirkščiai, ne? Kaip duoda. Supratau. Kaip duos pokyčių kokių. Laukia pokyčiai vienokio ar kitokio. Ne, tai faktas jau. Atveju tai toks jo. Nežinau, čia gal toks, žinai, ir mūsų galvoj dar tas toks momentas yra, kad kaip tu ir nusiteiksi viena vertus ir kita vertus, kaip, žinai, realybėj paskui atsitiks. Nes, nežinau, man iš tikrųjų blogiausia ta tokia dalis ir tikrai, kur jau jaučiau emocinį perdegimą, tai truputį su mūsų jaunimo veiklom, kur jau toks sukaisi, viskas ant hypo ir kažkurio momentu taip truputį nuslūgo čia pas mūsų veiklų. Galvoju, nenoriu, kam čia man. Buvo motyvacijos duobių bangų visokių. Tikrai. Šiaip tai man atrodo, tas mūsų išvažiuojamasis vienas iš susitikimų buvo labai į pozityv pusę ir biškai išsigrynino, man atrodo, nes ten dirbi. Jo, ir kai atsiranda kažkoks laisvas tarpas, tu tiesiog nuslūksti visiškai. Ir tai iš užsivedimo varai dar irgi, bet irgi kiek ten gali save išspausti iš principo. Jo, tos motyvacijos kartais iš tikrųjų sunku atrasti. Ar pavyzdžiui, turi kažkokį auksinį metodą. Auksinį metodą? Kuriuo gali pasidalinti. Va, atsikeliam ryte, visi padarom ritualą. Atsikeli ir motyvuoti. Ne, šiaip tai su motyvacija. Mane iš tikrųjų dažnai žmonės klausdavo, tikrai klausdavo motyvacijos. Aš esu net gavus užklausų, ten vest mokymus motyvacijos. Tai aš gal demotyvuoti galėčiau. Dabar aš irgi taip pagalvoju, kur čia viskas blogai. Čia ir šitas blogai, ir šitas blogai. Pirmiausia, atsakomybė. Pirmiausia, aš numušiu, o tada gal kilsim kaip Feniksas. Ne, o šiaip jeigu rimtai, tai, man atrodo, čia visiškai turi būti pačio žmogaus vidaus klausimas. Man irgi ten būna, kur guli ir viskas, nieko nenoriu. Niekur nebeisiu, nieko nedarysiu, visi užkniso, nepajėgiu, bet irgi čia aišku. Aš šiaip esu įpratus save stebėti, kol kad iki to perdegimo neprieitum, tai aš jaučiu, kur yra tiesiog mano tiesiog nenoras, tada šiaip motyvacijos nebuvimas, o kur jau yra jau duobė, kur, jau čia gal susimastykim, arba jau pas specialistą kreipkimės, arba šiaip biškį pabūkim su savim. Tai man atrodo, iš motyvacijos pusės tai labai svarbu save nuteikti, kad man reikia ir eiti ir daryti. Nes, nepasidaro dalykai patys. O jeigu? Labai, aš irgi norėčiau, neprieštaraučiau, jei taip įvyktų, nuoširdžiai, taip tikrai. Bet, vis tiek, man atrodo, kad arba tu pats nusiteiksi ir bus, arba ne. Nes, pavyzdžiui, kitus labai motyvuoja, kad aplinkui kiti daro. Man, pavyzdžiui, kai kiti per daug daro, man anxiety kyla. Aš čia to nedariau, tas nepadaryta, o čia jau žmonės ir taip, ir penktaip. Tai man šitas, pavyzdžiui, neveikia. Kitiem kaip tik veikia, nes aš čia būnu šalia su žmogum, kuris čia daug daro, tai aš pradedu daryti. Gal kažkiek tas veidrodinis principas jis veikia. Galbūt. Aš nežinau, man atrodo, kad mes per daug metų sukomės tarp tokių aktyvių panašiose veiklose irgi besisukančių ir daug bedarančių žmonių, tai jau nebeveikia. Šiaip tai aš čia šiaip kalbu apie žmonės, kuriems, pavyzdžiui, trūksta motyvacijos ir jie nenori daryti ir panašiai. Man atrodo, mūsų aplinkai, ta, kuri ten daro ir taip toliau, mes turim problemą, mes nemokam sustoti ir pailsėti. Mes kitoj biški barikadų pusėje, kur this is too much, žinai, žmonės ką nors jau daryti. Ir kur tas nėra balansų, nėra aukso viduriuko. Kai aplinkui dar daugiau yra tokių žmonių, tai nėra kas pasakytų stop, viskas, taip. Dabar stojam, čia kažką pailsim. Nors noriu tikrai pasidžiaugti, kad šiais metais tikrai girdėjau tiek iš tavęs, tiek iš manęs, kad, davai truputį sustojam, dabar pagalvojam. Va, jau gerai, jau pokyčiai. Taip, čia tikrai džiuginantis pokytis, nes anksčiau tai tikrai būdavo iki išprotėjimo, iki negalėjimo, iki perspaudimo, o tada tu tikrai toks, nei tu produktyvus jau būni, tu tiesiog darai viską kaip robotas, jau kaip aš sakau, jokios sielos. Motyvacijai reikia ir pailsėti biškį, ir atsikvėpti, bet tuo pačiu neužmigti ant laurų ir nesėdėti tiesiog, nežinau, net ten filmukų žiūrėti ir ten tiesiog scrollinti.
Taip. Nes jeigu tik taip, nu tai irgi ne. Ir tada mano kiekvieno vakaro vaizdas Simpsons įsijungia. Ne, nu tai ritualas irgi nėra blogai, bet tai tu čia taip gal pailsi, žinai, viskas. Aš nieko apie, žinai, jau kur visai žmonės daugiau nieko jie neveikia, pavalgo, biškai pažaidžia. Ir ant sofos. Ir ant sofos. Ir viskas. Ir sėdi savo. Gerai, kad dar į darbą, jeigu dar. O tada dar, žinai, sako, tai gerai, kaip jis čia tiek daug visko daro. Taip. Ir vat pasidaro. Jo nesvatima ir pasidaro. Tai aš neturiu, žinau, man atrodo, recepto motivacijai tokio jau auksinio. Nu, sidabrinis. Tai sidabrinis, tai biškutį pailsėti ir savo į užpakaliuką įspirt. Tai, bet kartais ir priverčia aplinka. Arba aplink, nu taip. Nereikia kartais pačiam įsispirti. Žinai kas gal, kai nusiteiki, kad reikia sutikti su pasiūlymais, pavyzdžiui, nesakyti ne viskam, arba ten galbūt, kad Jėzus, aš čia pervargęs, nieko nepajėgiu, biškai išstumti save iš komforto zonos, jeigu tai nėra kritinė situacija, bet čia, man atrodo, vienetam tik turbūt galima apie tai kalbėti. Tai nebijot, sutikti su pasiūlymais, priimti pasiūlymų, nesakyti dažniau gal taip ir tiesiog išsibandyti save visaip ir man atrodo, užsikuri tada tiesiog. Jo, bet čia kuo daugiau išbandai save kažkur, tai tuo labiau ir atrandi, aišku, kas tau labiausiai patinka ir kur tu labiausiai nori save matyti, tai gali susikonkretinti tą savo kelią kažkokį, bet kita vertus, tai tu pamatai ir išmoksti labai daug dalykų. Tai aš, pažiūrėjau, šiais metais irgi galiu pasakyti, kad tikrai buvo tokių naujų pasiūlymų, kur aš galvoju, ne, tikrai čia neimsiu, neapsimsiu. Buvo ir tokių, kur pradėjau ir tada supratau, kad nepadarysiu ir viskas, ir teko irgi atsisakyti. Buvo ir naujų, kur tikrai ir save išbandžiau ir toks buvo, gerai, davai, reikia dar padaryti čia. Tai toks pasimotyvavimas ir pasimokymas tuo pačiu. Tai man tai veikia tokie dalykai iš principo. Aišku, aš kartais nueinu į tą kitą. Jo, pas tave dažnai atsiranda kita, ta žinai pusė, kur tu visiems taip sakai ir kartais nereikėtų jau pasakyti. Aš kažkuriam tam straipsnį buvo, man atrodo, pernai metais, o gal šiemet, man atrodo, kad man sunku vis dar pasakyti ne, tai, aš pripažįstu šitą problemą, bandau su ją dorotis, viskas gerai, manau, kad einam gerą linkme irgi šitoje vietoje. Bet man tai, žinai, dar taip kalbam apie tą visą, vis tiek sukasi tą, žinai, metų galo mintis. Ir man visą laiką metų gale, nežinau, ar tau tai būna, ateina tas toks, kur atrodo, tiek daug visko darai, bet galvoju, tai bet nieko nepadarai. Tai va tu, kai manęs paklausti, kas gerbo, aš dabar mąstau, žinai, ir aš verčiu čia tuos mėnesius, galvoju, ir aš turbūt atsiverčiau, gal ten nuotraukas praskrolinčiau, aš gal visai daugiau pasakyčiau, aš neatsimenu. Tiek daug darai, kad neatsimenu. Jo, bet pas mane tai net, žinai, tas toks būna jau pamastymas, filosofinė minutėlė, žinai, su savim, kad, tikrai atrodo, tiek daug visko darai tuo metu, ten, po viskas vyksta, čia važiuojam, ten darom tą, pasiruošiam, čia vedam kažką. Ir tada tu galvoji, bet gale metų, ką tu padarai? Bet šiaip daug padarėm tikrai, ir bendrų veiklų tikrai daug padarėm. Tai va, bet pas mane tas toks... kiek įrašėm šiemet, nors ta prasme ten pernai net nesvajojom gal. Bet, visą laiką atsiranda tas toks, kad, nežinau, pas mane dar vis yra, man šitą reikėtų išjungti, kad nematuot, neskaičiuot, savivertės daugiau, savivertės biškai. Bet čia net ne apie savivertę labiau, čia apie tą rezultatą tokį, žinai, apčiuopamą, kad, tu atrodo kaip ir matai, bet ir nematai. Tai labiau vertinti progresą ir procesą, o ne tik rezultatą skaičiuoti. Taip, čia iš tikrųjų labai teisinga mintis. Taip. Nes, bet visą laiką man taip metų gale kažkaip pasitaiko, kad tu vis tiek apmastai, kas vyko, neįvyko, gal kaip tu norėjai ir panašiai. Aišku, nesu iš tų žmonių, kurie sausio mėnesį susistato tikslus kažkokius naujų metų ir paskui tikrinu, ar įvykdžiau ar ne. Pas mane šitie dalykai nedarau, nei ten kiek perskaitysiu čia knygų, nei čia pradės sporto klubą. Čia daugiau savo streso tiesiog. Man tai tikrai daugiau streso, aš ne. Kur paskui, tai dar ir šito kur jau ir taip tu turi streso, kur ten veiklų kažkur neįgyvendina ir kažką gal pamiršai, kažkas jau lieka paskutinę minutę, ne taip gerai, kaip tu norėjai ir panašiai.
Ir tada dar savo tokį pasidarai ir, nu, nežinau, ar to papildomo streso reikia. Tai aš manau, kad man, pavyzdžiui, irgi motivacijos tai neprideda, kitiem gal susiplanavimas, tikslų išsikėlimas, kitiem gal kaip tik tai yra būtent motivacijos priemonė iš tikrųjų. Tai gali žmonės pabandyti, aišku, gal kažkam veikia, bet matau, kad nei man, nei tau tai... Ne, tikrai aš tiesiog daugiau streso tiesiog įsivaryčiau. Ir toks paskui, žinai, gale metų jau būtų, kur tu toks... O Dieve, tai čia aš iš vis lūzeris, nieko nepadariau. Ir šito nepadariau, ir to, tai dar sakiau, ir šitą pradėsiu daryti. Nu kažkaip, ne. Aš tai sakau, džiaugiuosi tais momentais, kad iš tikrųjų pradėjau truputį galvoti sąmoningiau apie procesus, būtent ne tik apie ten rezultatą, apie tos pačius santykius ir kūrimą santykių su žmonėm kitais, nes tikrai nuo to darboholizmo tai ojojojojojojoj. Tai man atrodo šitas, tuo pačiu čia ir sunkumas, nes tu supranti, arba ten irgi supranti, kad čia nepadarėjai, arba blogai padarėjai, kaip čia lietuviškai netaisyklingai, nedadarėjai kažko. Tai žodžiu, iš principo buvo tų tokių niuansų ir kažkaip visai aš džiaugiuosi tais metais, iš principo, kad ir kokie čia jie šiaip sunkus, aišku, buvo, bet matau, kad labai daug gerų dalykų indijant. Ir nežinau, ar pastebėjai, bet jie velniškai greitai praskriejo. Tu net nesakyk. Aš net jau tą momentą, kur atsimeni, kažkur ten reikėjo istorijų kažkokio ieškojom, kad jį... Jo. Ir ta prasme, kur tikrai įsitikinę šiais metais ir čia dar net susiginčiau. Ne, pasirodo praėjusiais metais. Tikrai labai kažkaip... Man metų dar pabaiga iš principo būna net ne su naujais metais, o su mūsų tradiciniu vyno vakaru iš tikrųjų. Aš irgi taip matuoju vyno vakarais. Kartais metus. Kada žinot, kai mes gerai gyvenam, matuojam vyno vakarais? Ne, ten nealkoholinis vynas būna visokų, visai būna. Bet labai graži tradicija, man atrodo, tas karštas būtent vynas, kalėdinis. Tai... Jo, nes šitas visas laikotarpis ir asocijuojasi. Ir man jis irgi asocijuojasi net su tuo būtent, kad su žmonėmis sustinkam ir seni, ir nariai, ir kolegos, ir žodžiu, sustinkam labai smagus, vaibas būna. Tai... Jo, suvienyje kažkaip visus. Tai aš irgi taip pagalvoju, metų uždarimas toks bus labai smagus turėtų būti. Tai iš principo, man irgi kartais labai smagi gaida tokia baigėsi. Bet iš tikrųjų, tas toks visai, žinai, kur jau galvoju, jau padarėm viską. Dabar galim atsikvėpti. Taip, kai susirinkai, jau tada žinai, kad tikrai visi projektai uždaryti, jo viskas, jau švarus, gražus, visi susirinkam, valio, fainai. Iš tikro, jo, labai fainai. Tai gerai, judant prie pabaigos, už ką norėtum save pagirti šitais metais? Šito klausimu tai tikrai nesitarėm. Lyg prieš tai kažkur labai parėmės. Šiaip norėčiau pagirti save už tai, kad su kiekvienais metais vis labiau išmokstu valdyti save ir savo emocijas. Turiu galvoj, kad ir tie patys perdegimai, motyvacijos tokus ir panašiai. Tu žinai savo ribą ir tu žinai, iki kiek tu gali eit, kada tau reikia sustot, kada tu dabar turi nuo visų atsitraukt, kada pailsėt, kada labai padirbt, kol esi labai produktyvus. Tai tas savęs pažinimas ir atradimas kiekvienais metais, jis man toks yra kaip mini pergalė, nes palengvina kasdieninį tavo gyvenimą tiesiog. Ir santykiai tą patį su žmonėm, santykiai su savim nėra taip sunku su savim grįžus namo sėdėti. Tai tikrai šitas savęs valdymas ir savęs pažinimas, tai aš tikrai labai dėl to didžiuosi. Tu sako. Aš labai galėčiau paantrinti šitam būtent pažinimo momentui ir savęs, ir nežinau, čia valdymų gali įvardinti, bet supratimu gal. Dar galėčiau save pagirti už tai, kad visgi nepraradau už motyvacijos tam tikrose dalykuose, kur tikrai aš galėjau čia, galėjau būti, nieko nebūt galėjau. Ir apskritai už tuos sprendimus, judėti į priekį, atsirinkti, kas yra svarbu, kas yra mažiau svarbu.
Ir aišku, aš tikrai esu pakankamai negatyvus žmogus kartais, tai vat, kad biškiai daugiau pozityvo atsiranda irgi, tai aš manau, kad už tą vat procesą ir už visą pokytį aš irgi save galiu pagirti. Tai vat. Ir šiaip dar ir už bendrų veiklų irgi pokytį ir organizavimą irgi galim vieną kitą pagirti. Taip, irgi galim pagirti, tikrai. Man atrodo, ir pats organizavimo procesas kažkaip, man atrodo, linksta link ir pozityvaus labiau gal, ir smagesnio, mielesnio, nežinau kaip čia įvardinti. Jo, ir gal, žinai, atradom labiau vidiniai tokioj komunikacijoje tarpusavio, kada, kur, kokį mygtuką reikia paspausti. Arba nespausti. Kad viskas būtų gerai. Tai va. Tai nežinau, manau, kad su ta gaida galim ir pabaigti. Ir tau, ir visiems, žodžiu, gerų 25 metų. Taip. Pavarysim kitais metais. Taip.